Ar esate kada nors girdėję apie tokią savanorišką veiklą kaip dog huntingas? Jei ne, toj išgirsite. Kalba eina apie asmenis, kurie prisidengdami visuomenės gerovę visais įmanomais legaliais ir negaliais būdais barbariškai gina benamius šunis. Civilizuotose šalyse tai uždrausta, ten gyvūnų saugo, veikia gyvūnų prieglaudos, žmonės empatiški gyvūnų atžvilgių. Bet yra šalis, kur tai klesti ir plečiasi, pabandykite atspėti, kuri tai šalis. O kol bandote atspėti, truputį papasakosiu keletą baisiausių oficialių dog huntingo atvejų. Virš 50 000 benamių šunų ir kačių buvo nužudyta vienoje didžiausių tos šalies prieglaudų. Daugelis gyvi sudeginti, nuskandinti ar palikti mirti badų. Gyvūnų aktyvistai rado krūvas gyvūnų su žaizdomis nuo pjūvių. Kai kurie gyvūnai buvo uždaryti metalinėse konteineriuose be oro, kur kankinasi valandas. Skerdiniai pjautuvais kitoje prieglaudoje virš 180 šunų ir kačių rasti konteineryje. Šunims perkelti pjautuvais, o katėms perlaužti rankomis ar įrankiais. Savanoriai aprašė įvykio vietą kaip mėsos atliekas. Visur gleivės. Kai kurie gyvūnai dar kvėpavo aptikti. Kaltininkai liko laisvėje. Ir čia tik keli savanorių dokumentuoti atvejai, bet ši praktika toje šalyje toliau plinta ir ne visi atvejai yra dokumentuojami. Žinant, kas už to šioje šalyje stovi, norinčių spręsti šią problemą mažėja. Jei dar nespėjote, kokia tai šalis, tęsime užuominas. Šioje šalyje veikia organizacija RACIRS. Ta organizacija turi ekspertinės galias net konstitucinėme teisme. Ta organizacija gali spręsti, kas yra sekta ir ką reikia sudinti į kalėjimą už neteisingą tikėjimą. Šioje šalyje formuojasi uždarų ratų sistema, kai propaganda kursto paranoja, baimė skatina žudynes, o žudynės stiprina baimę. RACIRS pasistengė, kad šioje šalyje Jehovos liudytojai gautų teroristų statusą, o tos pačios lyties mylėtojai bijotų apie tai net kalbėti. Šioje šalyje begalis neteisingai tikinčių ir mąstančių kabutėse yra įtraukti į ekstremistų sąrašus. Internetas ten tuoj bus uždraustas. Tikriausiai jau supratote. Taip, tai Rusija. Pateiksiu dar keletą pavyzdžių, kaip RACIRS veikla ir šunų žudymas koreliuoja tarpusavyje. RACIRS turi stiprius skyrius Novosibirske, Irkutske, Buriatijoje, kur organizuoja antikultinius seminarus ir inicijuoja kitaip mąstančių žmonių teisinius persekiojimus. RACIRS vadovų Aleksandro Dvorkino medžiaga plačiai naudojama mokyklose ir žiniasklaidoje, o labiausiai pagarsėjo dog huntingo incidentai tose pačiose zonose, kur RACIRS turi didžiausią galią. Sibire užfiksuota nuo 30 iki 40% visų Rusijos gyvūnų žudymų atvejų, nors regione gyvena tik 13% Rusijos gyventojų. Dvorkino, RACIRS įkūrėjo ir lyderio retorika, knygos, seminarai ir gąsdinimai apie šėtoniškus elementus tokie patys kaip ir dog hunterių. Šunys tai demonai keliantys pavojų vaikams. Šis ryšys nėra atsitiktinis, bet sisteminis ir būtų visai nenuostabu, kad vėliau išaiškėtų, jog dog hunteriai Rusijoje turi tiesioginį ryšį su RACIRS lyderiais, kaip tai yra Ukrainoje. Bet tai jau kitas pasakojimas. Temą tęsiu kitame įraše. Laukite tęsinio.